ne tik techniniai, gal ir bendravimo dalykai, kiekvieną klientą turi suprasti ir nes vienas atrodo pasako iš pusės žodžių supranti, su kitu gali ten labai daug diskutuoti ir tiesiog. Nu, čia dar tokios, ar ne, kur dar žinom, kad patys kaip asmenys turim paaugti, ar ne, galbūt ir praktikos reikia šiek tiek daugiau, bet vėlgi, nu, tu supranti, kad nu, tu negali būti tobulas iš karto, nu, mes fiksuojam, ar ne, sritis, kuriuose dar galim tobulėti, kur dar reikia mums kažką, sakykime, galbūt pasimokyti, galbūt kažkokių įgūdžių, ar ne. Ir visą laiką reikės mokytis ir niekada nebus, kad sustosi. Nu, tai jeigu sustosi, tai geriau niekur nebedaryk. Tada reikia iš savęs turi būti. Bet kas yra įdomiausia, ne, verslo tame kūrime, kodėl mes esam čia. Kaip tu prieš tai minėjai, kad yra gerai, ne, komforto zona, stabilus atlyginimas, bet kodėl pasirenka kiti tokį kelią, verslą kurti ir panašiai, tai tikriausiai ne visados ta komforto zona yra gerai. Ta prasme, žmogus nesijaučia gerai. Jam prasideda monotonija, kiekvieną dieną tas pats į darbą, iš darbo ir darbe jau viską nusimanai savo specialybėje ir tu nieko daugiau naujo, tu nieko negali daugiau patirti. Tai kad ir atrodo kartais gal čia man nereikėjo, gal aš galėjau juk ramiai gyventi ir būti ten, kur buvau, bet tas toks streso įnešimas savo duoda tokios dinamikos judėti į priekį.